Taip atrodo beveik visas savaitgalis Zaraso ežere. Čia ne tik pats ežeras, bet ir visa jo pakrantė gyvena vandens motociklų sportų. 1 rugpjūčio savaitgalį tradiciškai rengiamos Baltijos šalių taurės varžybos. Per 100 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos ir 10 skirtingų įskaitų. Zarasuose visą laiką pačios varžybos geriausios, daugiausiai žiūrovų. Kas yra su trasa? Trasa šį kartą labai greita, gera. Mūsų klasėje GP1, tai dėkui organizatoriams ir labai daug Zarasuose laiką palaikymo. Lietuviai sportininkai čia laimi 6 pirmasias vietas. Štai Arnoldas Plungė pačioje galingiausioje įskaitoje lieka 2. Į priekį užleidžia Europos vicečempioną iš Lenkijos. Vėliau pats tampa čempionu tarp veteranų. Moterų varžybose užtikrintą pergalę iškovoja Astra Gurkšnytė. Čia susirinka labai daug publikos, labai daug žiūrovų, stiprus palaikymas, daug ant kranto žmonių, daug susirinka taip pat ir dalyvių. Šis Baltijos šalių taurės etapas Zarasuose rengiamas jau 3 metus iš eilės. Artimiausios varžybos Kaune, rugsėjo pradžioje.